Pabūskite iš to letarginio miego, politinio, sakyčiau, miego, kuris jau 20 metų migdo visokiais pažadais mūsų. Ir niekas valstybei nesikeičia. Jinai turėtų tiek socialdemokratai, tiek tautininkai, visi sako, kad jie prikels Lietuvą. Bet per 20 metų mes nukritome į vieną žemiausių ES lygių valstybėje, kuri turėtų mus, nežinau, jau prisikelti, turėtų žmonės eiti visi į gatves ir tiesiog pakeisti tą esamą mūsų santvarką. Nes jos mes tikrai vieni nepakeisime. Ir sakyčiau, kad valdomus dabar ta pati komunistinė nomenklatūra, kuri buvo anksčiau, taip ir dabar 20 metų. Ir yra jėgos, kurios tikrai galėtų suvienyti ir atvesti mūsų Lietuvą į naują gyvenimą. Tai visi siūlyčiau vienytis ir prabusti, nepasiduoti migdomiems mūsų valstybėje žmonėms.